tarpu, jeigu mes esam čia aukštai, tai mes esam tam tikram kilime. Tai pats blogiausias variantas yra, kai mes esam ties viduriu, nes tada yra labai neaišku, kas gali. Bet bendrai tai yra tiesiog duoti momentų, koks yra pokytis per paskutinius 12 ir tada pasižiūrim, kas būdavo. Ties viduriu nepaisant dar šitoj vietoj, nepaisant. Aš taip. Nes nuo to gali rezultatai keistis. Tai be abejo gali keistis, galim bandyti pritaikyti kažkokią kitą tendencijos nustatymo formulę ir panašiai. Bet, na, čia, prasme, mes šitą dalyką bandom žiūrėti kuo paprasčiau, jeigu yra racijos. Esmė, šitoj vietoj, žiūrint 12 mėnesių pokyčius, mes matom iš esmės vieną raciją. Vienas dalykas, tai yra žiūrėti, kai maždaug žemiau -10, geriau žiūrėti, kai -20 arba 30. Tai yra labai didelė ekstremumai, bet tokie įvykiai yra kokie 8-7% visą laiką. Arba kai yra daugiau negu plus, net ne plus 30, o plus 40 arba dar. Vėlgi, tokių įvykių nėra daug, bet yra labai didelis ekstremas. Tai vat vieni žiūri, naudoja, tarkim, RSI, stochastikus ar panašiai, tai čia yra labai cikliniam dalykam. Ne dienos bėgiai žiūrėti, bet tarkime metų ar panašiai. Nes neįsivaizduoju, kad jeigu jūs, tarkime, laukiat, kol čia nukris žemiau -10, tas neįvyksta 10 metų. Ja, bet dabar, ką aš noriu pasakyti, kad paskutinius metus buvo labai didelis svyravimai, tai yra nuo -50 nuėjo į +50, tai ir dabar sugrįžo į kinų. Tai išvada šitos skaidrės būtų tokia, kad na, pagal tam tikrą statistiką yra ateinantiem 12 mėnesių nieko gero nežinau. Dabar prieinam prie pakankamai įdomios skaidrės, tai yra sezoniškumo. Iš tikrųjų paradoksas yra toksai, kad pagal skaičiuojant paskutinių 10 metų istoriją, spalis rugsėjais yra prieš blogiausių mėnų. Dabar mes jau kaip ir rugsėjai pusėjom ir rugsėjais yra labai geras. Tai principas yra toksai, kad net jeigu tikimybiškai per paskutinius 10 metų 70-60% buvo neigiami metai ir tie minusai buvo labai dideli, tai vienas dalykas. Dar nereiškia, kad ir dabar tai bus. Kitas dalykas, žiūrint į sezoniškumą, mes vertinam taip, kad jeigu jūs esate investuotojas, kuris nori investuoti, tarkim, ilgesniam laikotarpiui, tai ir tą daro ne kiekvieną mėnesį, bet tarkim vieną kartą per metus ar kelis kartus per metus, tą vertėtų daryti tam tikrais momentais, kai statistiškai rinka yra minus. Tai vienas iš tokių momentų yra metų pradžia, kitas yra ruduo. Gali būti ir rugsėjis, gali būti spalis, mes dar šitą nežinom, bet kuo ilgiau, jeigu dabar rinka nesikoreguoja, tai yra tikimybė, kad metų galą mes turėsim tolimesnį augimą. Nes metų pabaiga yra teigiama ne tik per pastarosius 10 metų, bet ir per pastarosius 100 metų. Yra tas vadinamas Santa Claus ralis arba kalėdų, nežinau, karštinė, visi vadina Santa Claus raliu. Ir čia yra tikrai gerų sąrašų. Bet ką aš noriu akcentuoti, tai kad kol kas mes žinom tai, jog istoriškai šis mėnuo yra prastas, spalis irgi prastas. Tai kol kas tai nepasitvirtina, bet tai nereiškia, kad tai negali dar pasitvirtinti. Dabar tiesiog aš, pabandysiu trumpai viską sutraukti, ką pasakiau ir pasižiūrėti porą mane dominančių, galbūt ir jūs dominančių finansų rinkų. Tai pirmas dalykas, ką aš noriu akcentuoti, yra, kad plenkintis indikatoriai krenta jau vienose rinkose daugiau, kitose rinkose tik tai pirmą mėnesį, visose esminėse krenta. Akcijų rinka bendrai pasauliniu mastu koreguojasi jau nuo balandžio mėnesį. Balandis, gegužė, birželis, liepa, praktiškai turim porą, grubiai pusę metų. Tai iš esmės akcijų rinka kaip ir aplenkė aplenkiančius indikatorius, bet taip pat reikia žinoti, kad akcijų indeksai yra ir sudedamoji dalis aplenkiančių indikatorių. Kur link aš suku, aš kalbu apie tai, kad nenustepčiau, jeigu, tarkim, akcijų rinka po truputį pradėtų atsitiesinėti ir mes po mėnesio ar dviejų pamatytume aplenkiančių indikatorių vėl tolimesnį kilimą. Bet kaip ir sakiau, tarkim, žiūrėdamas į akcijų indeksus, aš tiesiog stengiuosi įsivertinti, ką masto didžioji dalis rinkos dalyvių ir kaip jie pozicionuoja save.
Tai tarkime, dabar aš nusprendžiau tiesiog kaip pavyzdį pasižiūrėti į skirtingų turto klasių buvusius lyderius ir kaip jie atrodo šiuo metu. Tačiau prašau prisiminti jūsų, kaip atrodė S&P 500 indeksas. Tam aš šiek tiek sugrįšiu į vieną iš pirmų skaidrių. Ir akcentas yra toks, kad nuo šio taško iki buvusio piko dar yra šiek tiek kelio, tai yra maždaug 10%. Taigi pirmas grafikas yra Australijos doleris, tai yra, nesigilinsim, kodėl Australijos doleris, esminis dalykas yra tai, kad ši valiuta, bendrai iš valiutų krepšelio, stambiausių valiutų krepšelio, buvo viena lyderiaujančių 2009 metais. Ir taip, jinai patyrė gana nemažą korekciją 2010 metų, tai irgi maždaug vasarą. Tuo metu mes, kaip matome, kirto 200 dienų ir 50 dienų, 200 dienų smuko į vidurkį, smuko, šitoje vietoje smuko žemiau šito lygio, tai yra buvo tikrai labai pavojingas ženklas ir kuris sakė, kad gali būti, kad tendencija keičiasi į neigiamą pusę. Tačiau, kaip mes matome, praėjo mėnuo panašiai, šita rinka pradėjo sukeisinėti, pakyla vėlgi virš 200 dienų smukus vidurkio, kuris bendrai yra traktuojamas kaip nusakantis tendenciją. Ir dabar, ką mes matome, pasiekė buvusį piką. Prasme, manau, kad kiekvienas iš jūsų pasakys, jog Australijos doleris atrodo, vizualiai atrodo geriau negu S&P 500. Dabar, kadangi tai buvo lyderiaujanti rinka ir būtent Australijos doleris pritraukia tikrai daug spekuliatyvių pinigų, nes palūkanoms Australijoje yra maždaug 4,5%, jeigu aš neklystu. Tarp visam kitam pasaulyje, kaip JAV, Europoje, Britanijoje, Japonijoje yra žemiau vienetų. Tai jeigu, tarkim, aš norėčiau pasidėti didesniem palūkanom, dėčiau į Australijos pinigus. Tai kas šiuo metu vyksta, mes pasiekėm tą patį maksimalų lygį, kuris laikėsi jau gerus metus. Ir dabar įsivaizduokite, kad praktiškai visi investuotojai, kurie pirko, ta prasme, jie pirko ties piko, jie šiuo metu yra praktiškai turi nenuostolingą jau poziciją. Jeigu jie pirko, tarkime, šitoje vietoje pike, šitoje vietoje ir šitoje vietoje pike, jie visą laiką, jeigu jie neprasidėjo pozicijas, jie turėjo nuostolingą poziciją. Dabar ta pozicija sugrįžo iki nulio, ir natūraliai, kaip tokioje vietoje žmonės elgėsi, tai jie yra linkę pasiimti tai, ką įdėjo. Jie nenori toliau laikyti ir uždirbti papildomai 10 ar 20%, kiek tikėjusi pradžioje, bet jie yra linkę fiksuoti. Tai reiškia, kad būtent šitam taške be abejo pardavėjo aktyvumas jisai gali būti didelis. Tačiau dar prieš pradėdamas šnekėti aš gavau pranešimą, kad Australijos doleris kaip tik viršijo piką, ir tai yra geras ženklas. Aš nežinau, kas įvyko rinkoje, bet aš gavau daug šitų pranešimų, kad vieni ir kiti instrumentai viršijo tam tikrus esminius lygius. Tai reiškia, kažkokie duomenys išėjo, jie buvo teigiami. Ir klausimas, tik tai dabar klausimas, ar tai turės tęstinumą. Mes nenorim pamatyti, kad Australijos doleris pakilo į naują piką, išsilaikė ten pusę dienos ir tada pardavėjai, tie visi pardavėjai, kurie laukia tam tikro pliuso, jie pradės viską pardavinėti. Mes norim kažkokio tęstinumo, tai jeigu tai tarkim šią ar kitą savaitę išsilaiko, tai tikrai mes galim po truputį teigti, jog galbūt ta antroji bulių rinkos banga ir prasideda. Bet čia akcentas yra toksai, kad mes sugrįžom iki piko, dabar praktiškai visi, kas turėjo poziciją galvos apie parsidavimą tam, kad tiesiog užfiksuoti tai, ką investavo ir nepatirti toliau nesigadinti nervą. Dar čia vienas akcentas tai, kad galbūt kas nors iš jūsų yra girdėję tą vadinamą Death Cross ir Golden Cross, iš esmės kaip trumpesnio laikotarpio slankus vidurkis kerta ilgesnio. Tai šitoje vietoje, kai raudonas kirto juodą, iš esmės buvo vadinamas Death Crossas. Jisai pasakė, jog tendencija yra neigiama, matom, kad šitoje vietoje jisai nesuveikė. Tai vėlgi yra vienas iš techninės analizės tam tikro elementų, kur aš noriu pasakyti, kad ne visą laiką veikia. Antras grafikas yra turbūt visiems gerai pažįstamas, čia nėra auksas, čia yra taurieji metalai, tai yra sidabras ir auksas du. Ir vėlgi grafikas maždaug 2 metų, kreivė yra super kylanti, ta prasme,
gražesnės tendencijos iš esmės netgi ir būti negali. Principas yra toksai, kad mes vėlgi šiai dienai, šiandieną tik, sutapimas, nesutapimas, nežinau, šiandieną tik pasiekėm naują piką visų laikų. Tai yra, kad aukso kaina viršijo prieš tai buvusi piką. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kilimo tendencija natūraliai išlieka. Čia tik tai gražus dalykas yra tai, kad auksas, nors jisai bandė koreguotis šitą vietą, tačiau jisai sustojo kaip tik ties 200 ir nuo to momento toliau tęsiasi kilimą. Tai įdomus dalykas tai, kad korekcija vyko 6 mėnesius, dabar yra tiksliau 6 savaitės, atsiprašau, dabar jau yra 7 savaitės, tai iš eilės yra kilimas. Mes pasiekėm naują piką. Turbūt pastebėjot, kad žurnalai, Investuok žurnalas dabar rašo, kad nežinau ką pirkti, perku auksą, kiti laikraščiai, naujienų portalai irgi rašo, kad auksas yra super. Tik tai žinau vieną, kad dauguma pradeda rašyti tada, kai jau kilimas yra užsitęsęs kažkiek ir klauskit savęs, ar po 7 iš nuolatinių kilimo savaičių dabar yra momentas. Aš asmeniškai laukčiau vėl kažko panašaus kaip čia arba kaip čia, tada galbūt jau žiūrėčiau. Bet esmė tokia, kad aukso tendencija tęsiasi vienareikšmiškai į viršų ir jinai tęsiasi dėl to, kol jinai nebus sulaužyta. Bet ką aš čia noriu akcentuoti, kad tai yra stipriausia iš žaliavų šiuo metu ir galim užduoti vieną savo klausimą, kodėl taip yra. Natūralu, kad aukso dažniausiai jisai negeneruoja cash flows. Jisai, kaip tarkim, akcija nemoka dividendų, arba kaip indėlis nemoka palūkanų, arba kaip skolos kažkokios raštelis palūkanų nemoka. Tai vienintelis dalykas yra, tai kaip Buffettas sako, Afrikai mes iškasam pigiau, nuvežam į Ameriką, į Londoną ar dar kažkur, padedam į tą patį požemį ir jisai ten kainuoja brangiau. Bet iš esmės jokios vertės nekuria. Tai vat klausimas, kodėl žmonės dabar yra linkę už tą auksą mokėti tokius didelius pinigus. Tai paaiškinimas šiai dienai yra tai vienas, kad tie pinigai, kurie cirkuliuoja ekonomikoje, tai yra popieriniai pinigai, tai kelia labai didelę baimę ir ar tai būtų infliacija, ar tai būtų infliacija, vis tiek mes turime popierinių pinigų ir natūralu, kad dalis investuotojų jos nori iškeisti kažką realaus. Bėda su realiu turtu yra ta, kad dauguma iš mūsų nenusipirks naftos cisternos arba tanklaivio nenusipirks dujų suspaustų arba, tarkime, ten nors kukurūzų. Nes tai yra transportavimas, saugomas ir daug sudėtingesnis negu kad metalai. Ir didžioji dalis pinigų keliauja būtent čia. Viena iš lyderiaujančių rinkų, bent jau tarp tų, kurias mes analizuojame, yra Turkija. Aš tai šiandien juokavau, kad taip yra dėl to, jog turkai į finalą išėjo, bet greičiausiai tai nėra pagrindinė priežastis. Bet esmė yra tokia, kad 2009 metų kilimo momentu Turkija buvo viena iš lyderiaujančių, jeigu taip skaičiuos, šitas ETF pakilo maždaug nuo 20 iki vos ne 60, tai yra 200% grubiai, nuo žemiausio iki aukščiausio taško. Ir vienaip ar kitaip mes turim labai gražią kilimo tendenciją. Vėlgi lyginkit su S&P, tai Turkija yra pasiekusi piką, S&P, kaip ir minėjau, dar maždaug 10% pikas yra. Bet esmė yra ta, kad vienareikšmiškai tendencija išlieka teigiama ir, tarkim, aš asmeniškai, kol aš nepamatysiu buvusios lyderės sugriuvimo, prasme, kad tai įvyktų, visų pirma, turėtų smukti žemiau kylančias tendencijas, tada žemiau šito lygio. Bet kol aš to nepamatysiu, man šita šalis bus ok. Ir be abejo, kiekvienas iš jūsų gali ieškoti priežasčių, kodėl taip yra. Ar dėl to, kad ekonomika labai stipriai kyla, ar dėl to krepšinio, ar dėl palūkanų, ar dėl politinės padėties. Šitoje vietoje aš tikrai nesigilinu. Bet taip pat ir šita kreivė, tai yra, kur aš paskaičiuoju Turkijos santykį su pasauliu. Tai reiškia, jeigu kreivė yra kylant, tai reiškia, kad Turkija iš esmės jinai kyla greičiau negu pasaulis. Ir kol jinai yra judant į viršų, tol patvirtina lyderiavimą. Kai dažniausiai šitą kreivę sulūžta pirma, tada rinka nukrenta žemiau kylančios tendencijos ir būtent kainos yra tokia. Tai yra dar viena rinka.